Sveiki, bičiuliai. Mano vardas Linas ir jūs turbūt geriausiai mane žinote iš drifto. Paskutinius 12 metų aš organizuoju Lietuvos drifto renginius ir šiemet dalykai truputėlį pasikeis. Ne, iš drifto aš niekur nedingstu, bet šiemet aš ir visa Radionet komanda ateinam į Lietuvos žiedinės lenktynės. Negalima sakyti, ateinam, mes grįžtam. Visa mūsų karjera prasidėjo žiedinės lenktynėse, prasidėjo Fest Lapė. Ir kadangi aš senstu ir, žinot, ateina midlife crisis, o kai ateina midlife crisis, tada pradėjai ieškot, kas geriausio pas tave buvo jaunystėje. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad Festlapas buvo vienas iš geriausių dalykų mano karjeroje ir mano gyvenime. Pabandžiau aš pakalbinti bernus, kad jie grįžtų, jie patys grįžti nebenori, tai nesugalvojau, ką galėčiau padaryti kitaip, tai tiesiog pabandysiu pats. Ar aš sugrąžinsiu Festlapą? Ne, turbūt ne, nes Festlapas tai Giedrius Kristijonas, Marija Bučinskas, visi kiti, kurie kūrė tą renginį, Virgilas kaip minimum, ne? Bet mes pabandysime surinkti senuosius lenktynių veidus ir sukurti tą pačią nuotaiką toj pačioj mūsų mylimoj Kačerginėj. Jinai pagaliau yra pilnai persisfaltavusi ir pasiruošusi priimti lenktyninius automobilius. Taip, jinai tokia pati nesaugi, tokia pati per greita ir per pavojinga, bet nuo kažko pradėti reikia. Per ateinančius keletą mėnesių jūs nemažai išgirsite ir pamatysit ne tik apie mano midlife crisis, bet ir apie tai, kaip mes ruošimės pirmajam savo renginiui. Tai bus Vitur Autoreivas. Taip, girdėtas pavadinimas, ar ne? Jeigu Autoreivų pastaruosius kelis metus vadinom Drift Matsuri renginius, tai dabar Autoreivas virs savo atskirų brandų ir tai reikš gerą laiką su lenktyniniais automobiliais Kačerginėje. Pirmas mūsų renginys yra gegužės 23 dieną. Simboliška, tai yra paskutinė mano 35 gyvenimo metų diena. Įžengiu į antrą savo gyvenimo pusę, tad tą dieną pakviesiu į Kačerginę visus tuos, kurie čia šitam mano kelyje kaip organizatorius ir kaip žmogaus lenktynėse kuriem buvo pakeliui. Žinom, kad reikia kažką pakeisti. Ant tos pačios formulės dalykai dažniausiai amžinai nevažiuoja, tad jau gerą pusmetį, faktiškai daugiau, daug kalbam, galvojam ir po truputėlį strateguojam, kaip pakeisti tą vadinamą autosporto piramidę. Pabandysim pritaikyti formulę, kuri mums suveikė drifte. Tai jeigu įsivaizduojat piramidę, ne, apačioj yra daug platu ir neaukštai. Tai platu ir daug, reiškia masiškumas, neaukštai, tai kaina. Drifte padarėm kadaise C kategorijos sportinį pasą, kuris išsprogdino mums Street lygos klasę, apatinę piramidės klasę. Ir ten buvo daug nebrangių automobilių su daug track time ir daug vietos mokytis. Tai pabandysim tą patį pritaikyti žiede. Mano kieme jau stovi keletas Toyota Aygo ir bandysime sukurti taurę Lietuvoje su Toyota Aygo, ar ten Citroen C1, Peugeot 108 automobiliais. Visi tie automobiliai yra tie patys. Bandom imtis europinės praktikos, nes tokių automobilių ir tokių serijų Europoje, Didžiojoje Britanijoje yra sočiai ir jos ten gerai veikia. Tai bus mūsų entry level. Toliau mes jau turim veikiančią Turbo Trophy klasę, toliau mes turim 325, G seriją. Yra tų važiuojančių automobilių ir klasių ir šiemet, jeigu sekate ir šiek tiek žiūrite žiedinės lenktynės, tai matėt, kad į Lietuvą ateina Mid-Jet. Tai bus pilnai sportiniai automobiliai, rėminės konstrukcijos, tokie radikalus truputėlį primena, Džinetas truputį primena. Jie yra pilnai sportiniai automobiliai, tai turbūt kurį laiką bus mūsų piramidės viršus. Kaip mums tai seksis padaryti? Nežinau. Darysim turbūt ir padarysim, tai turbūt užtruks truputėlį laiko, tai mums reikės truputėlį jūsų palaikymo, bet kažkokį pokytį su savimi atsinešti norime ir turbūt gal ir laikas kokiam pokyčiui, ar ne? Tai ne, mes nebūsim vieninteliai žiedo organizatoriai, Ring Challenge'as nieko nedingsta, mes tiesiog ateinam padėti, kad būtų daugiau renginių, daugiau veiksmo, atsinešim naujų klasių, kad veiksmas užsisuktų taip, kaip mano jaunystės dienomis. Visą tai pradėsim gegužės 23 nuo tokio, kaip aš sakau, reunion renginio, kur kviečiam visus, kurie seniau trindavosi Kačerginėje, visus, kurie trinasi ir važiuoja dabar ir visus tuos, kurie norėtų tenais būti. Ne? Ypač mūsų Toyota Aygo klasė, kuriai dar bandysim sugalvoti pavadinimą tikrai tinkama tiem, kurie dabar, pavyzdžiui, važiuoja kartingais ir nori perlipti į
kėbuliniai automobiliai. Tai veiksmo nusimato daug, judesio nusimato daug ir mes excited, nes bus gerai. Mes žinom, kad gali būti gerai, ne? Verstappas buvo ne tik gerai, buvo puiku. Dabar reikia suremti pečius ir padaryti dar geriau. Tai subscribinkit Red Helmet kanalą, tiek YouTube, tiek Instagram, tiek Facebook'e, matysit, kaip mums sekasi tai daryti, gal padėsit mums kažkur, gal rasim bendrų tikslų. Nu ir palinkėkit mums sėkmės, pabandysim padaryti kažką gero. Ačiū.